Sveiki, gerbėmieji. Vakar papostinau tokį trumpą šortuką apie Ukrainoje sužeistą amerikietį, kuris jau išvažiavo į Ameriką. Man jį užrodė, sakykim, taip, pažįstami, sako, štai tau telefonas, nueik, pašnekėk, kokią informaciją kokią gausi, kokį susitikimą paorganizuosi, nes sako, gulisi savo vienas ir ligoninėje nėra daug personalo, kuris galėtų kalbėti su juo angliškai. O jisai, kaip suprantat, kitom kalbom nelabai. Susiskambinom, susirašėm, nuėjau, pakalbėjau. Išsiaiškinau, kas jisai toks. Paprastas karys, eilinis. Patarnavęs Jungtinėse valstijose, taigi suprotį turi apie tai, kas yra karinė tarnyba. Ir, kaip jau minėjau, tame trumpame buvo sužeistas 2 kartus. Vieną kartą 23 buvo paminosvaidžiais papuolęs ir apie tą įvykį pasakojo taip, kad rusai yra kvaili. Jie pasiuntė droną, jie žinojo, kur mūsų bunkeris yra, šaudė į mus 9 valandas. Aš sako, taip pavargau, kad net miegot nuėjau. O kai pabudau nuo sprogimo, akise balta šviesa ir nieko negirdžiu. Ir jisai sako, aš jau manau, kad aš numiriau. Nieko nejaučiu, nieko nematau, nieko negirdžiu. Ir paskui man grįžo regėjimas ir matau, kaip visi aplinkui cypia, bet aš negirdžiu, kaip jie cypia. Aš negirdžiu. Ir tada jį išvežė į ligoninę. Ir sakau, tai kas jūs pataikė? Sako, minosvaidžiai. Pataikė minosvaidžiai, nes, sako, dirbo ilgai. Šiaip, sako, į pėstininkus dažniausiai pataiko minosvaidžiai, tankai, dronai, ir pėstininkų ginklai. Sako, o kabai dirba, tas korektyrume aviacijonoje bomba, tarp kitko. Štai jums paveiksliukas. Vienoje laidoje aš minėjau kabus, bet nepasakiau, kad šitie kabai, konkrečiai šitie kabai, šitoj nuotraukoje, kur senelis Šaltis, jie šitoj nuotraukoje yra ne 250, o 500 ir nuotrauka daryta Sirijoje. Taigi, dar jis sako, kad iš 8 tankų įgulų, kurias aš mačiau, geros, tai yra profesionalius, buvo 2. O kitos, sako, buvo jovalas. Gerai, sakau. Kaip tu matai, vat, kuri gera, o kuri ne. Sako, tos, kurios yra geros, treniruotos. Paleidžia droną, prasižvalgo, nuslapina ugnimi, pakeičia poziciją. Pasiunčia droną, susiranda taikinius, nuslapina ugnimi, pakeičia poziciją. Sako, 2, sako, tokius mačiau. O kiti, sako, pasiunčia droną, nuvažiuoja visai kitur, neaišku, kur šaudo. Sako, tai toksai, visiškas, sako, net nesupranti, ką jie daro. Sako, aišku, mes paskui juos vienaip ir kitaip suplešinam, bet, sako, tie 2, jie dirbo ant mūsų ilgai. Tai paskui jisai man sako, greitai turėsiu kaimyną. Ukrainietį. Tai grįžtant prie amerikiečio. Po kontūzijos jisai grįžo, atėjo į kitą dalinį ir atakos metu jie puolė. Sako, mes dirbam RDG. Kaip sakant, разведдиверсионная група. Sako, rusai dirba lygiai taip pat. Sako, mūsų puolimai ir jų puolimai yra pakankamai mažo dydžio, bet maždaug čiupinėjimai. Tai antrą kartą, kai jis sužaidė, jisai gavo vieną kulką į šalmą, skeveldra nukrito prie kaklo, biškį nervą nukirto ir dar kulka perėjo kiaurai ranką, nekabino kaulo, nekabino netgi raumens, bet nukirto nervus ir sausgyslės ir sulindo į šoną. Sako, kas įdomu, sako, per ranką perėjo viena kulka, o į šoną sulindo 2. Sako, panašu į tai, kad aš gavau seriją iš 3 šovinių iš kulkosvaidžio. Tai grįžtant prie kaimyno. Bus kaimynas, bet bus ukrainietis. Tada aš vėl atvažiuoju jo aplankyti, jau čia buvo prieš kalėdinis periodas. Ten bananai, apelsinai, dar kažkas tai, sakau, ir tam ukrainiečiui, ir tam, tas visas apakęs, neįsipažįstam, nes nei ką, susipažinom. Vladislav Ševčenko.
Jisai nesislėpia. Jisai nesislėpia, jam yra nutraukta koja. Ir jisai turi savo blogą, filmuoja kiekvieną savo dieną, sportą. Labai stengiasi vėl atsigauti ir gyventi. Puikus pašnekovas. Angliškai nekalba. Tai anekdotas tame, kad jie vienas su kitu, gulėdami vienoje palatoj, kalbėjosi per Google Translate. Rusiškai pas mus ligoninėse žmonės kalba. Paminėjau Vladislav Ševčenko, amerikiečių vardo pavardės nepaminėjau ir neminėsiu ir nuotraukos nedėsiu, nes jisai prašė jo neviešinti, nes sako, aš ruošiuosi grįžti ir visai nenoriu, kad čia mane trakintų. Taigi, sako, mano istorijas gali pasakot, o Vladislavas jeigu pasakoja pats. Ir prieš pat išvažiuojant, aš vėl aplankiau Vladislavą, sako, buvo amerikietis atvažiavęs, sako, atsisveikint. Žinot, kas jiems? Jiems bendrauti reikia. Jiems reikia bendrauti su kariais, kurie supranta, kas yra karas. Aš visai netyčia papuoliau į šitą, kaip sakant, kontaktą, pasakykim taip. Bet dabar įtrauktis negaliu. Ir dabar susirašinėjom, palaikom ryšį. Bus daugiau istorijų iš mūšio lauko. Vėliau. Geros jums dienos.